teisingas puolimas ir problematiška gynyba. Tai ir gal dar sakyčiau, reagavimas į varžovų gynybos keitimus. Mes suspėjom sureaguoti ir sakysim, pirmas numeriukas mūsų, kuris pirmą pusę žaidė vieną krepšinį, antrą pusę žaidė kitą krepšinį ir atsirišo rankos kitiem, mes tą išnaudojom. Bet kaip minėjau, gynyboje tikrai yra daug problemų, prasileidom per daug, per lengvai ir daug ko neišpildėm, ką buvom sutarę. Ketvirtajame kėlinyje iššvaistė tą turėtą didelį pranašumą, varžovai buvo priartėję iki 4 taškų. Tai labiau varžovų nuopelnas ar jūsų komandos tas toks galbūt atsipalaidavimas, matant rezultatą? Ja, gal norėčiau varžovus pagirti, aišku, jie tikrai kovoja. Tai nuopelnai jiem, šaunuoliai, bet visada reikia žiūrėti į save ir ja, mes turėjom problemėlių ir manau, kad šiek tiek per anksti pagalvojom, kad darbas padarytas. Neužsibaigėm kelių atakų, gavom greitą puolimą, kažkur tranzicijos nesustabdėm. Puzlė susidėjo taip, kad atsirado daug įtampos, bet jau, džiugu, kad 2 tolimi metimai ištraukė rungtynės. Ačiū ir sėkmės. Dėkui.